Prisistatyk trumpai. Sveiki, aš esu Agnė, iš Pilaitės gyventoja, Pilaitės bendruomenės atstovė. Konkrečiai papasakok apie tai, koks tai renginys, kas bus daroma Pilaitėje. Iš tikrųjų, Pilaitėje mes ruošiamės sukurti jaukią aplinką žmonėms ir daryti tiesiog šventę pilaitiškiams ir miesto svečiams, kurioje jie galės pasisemti kūrybinių idėjų, padalyvauti kūrybinėse procesuose, kuriuose iš tikrųjų atvažiuos iš Užupio menininkai, pristatys savo galerijos pristatys galeriją, kuriuose eksponuos savo paveikslus, o ir menininkai leis patiems miestiečiams, svečiams ir pilaitiškiams tiesiog pasinaudoti galimybę sukurti dovanėlę kalėdinę savo. Ir ta pati idėja iš tikrųjų kilusi yra iš Pilaitės bendruomenės, aš tiesiog kaip atstovė tas Pilaitės bendruomenės žmonių, nes pati gyvenu Pilaitėje, o mūsų kolegos ir, kaip čia pasakyti, pagalbininkai, užupiečiai, Užupio bendruomenė padeda tiesiog atvesti savo kultūrą, dvasią į Pilaitę. Kaip galvoji, kodėl tos kultūros reikia Pilaitėje? Todėl, kad jos ten tiesiog, kol kas man atrodo, jos trūksta, jos nėra, o žmonės jauni, gyvybingi, jam trūksta, kaip čia pasakyti, vietos, kur jie galėtų pasireikšti savo kūrybą, gal net parodyti, nes Pilaitėje taip pat yra menininkai, yra Pilaitės menininkė, kuri turi nemažai paveikslų, kurios norėtų parodyti visuomeniai. Yra dar keli menininkai, kurie taip pat domisi tą galimybę ir labai palaiko mūsų iniciatyvą. Jūs organizuojat parodą labai nestandartiniu būdu. Mūsų organizuojama paroda ir amatininkų dirbtuvės įsikurs dar jau beveik pabaigtame statyti name, kuris būtent ir statomas žmonėms, naujiems, kurie įsikels ten. Ir ta galerija tiesiog bus butuose, kurie bus paskui parduodami gyventojams. Tai vien tai yra jau įdomu, nes žmogus galės įsigyti butą, kuriame buvo galerija paveikslų, galbūt net įsigyti savo butui kažkokį kūrinį iš tos ekspozicijos. Tu pati pasirinkai gyvenimą Pilaitėje, pati esi susijusi su kūrybiniais procesais. Papasakok, kokių turi minčių. Na, iš tiesų, aš pati ir aplinkiniai mano žmonės, mes visi esam kūrybiški žmonės. Aš taip pat mėgstu dainuoti, turėjau kažkada grupą, reiktų ją atgaivinti. Tai būtent galima tai padaryti Pilaitėje. Pasirinkti vietą, susikviesti draugus, sukurti kažkokį vakarėlį, gal pradžioj vakarėlį, paskui galima daryti online repeticijas, kuriuose gali gal net ir patys žmonės dalyvauti, žiūrėti, kaip vyksta kūryba, kaip kuriamas dainos, arba sukurti kažkokią vietą, kurioje būtų daromos, kaip čia pasakyti, siūlomos jogos pamokos, kur ateina žmonės, nes Pilaitėje, turime keletą vietų, daugiau prekybos centrai, o kultūrinių vietų iš tikrųjų trūksta. O vieta susirinkti žmonėms pabendrauti, pažinti vieniems kitą, kaimynams susipažinti. Kokią įtaką apskritai čia turi nekilnojamo turto vystytojai, vystydami rajoną, kurdami, statydami namus? Manau, kad kiekvienas nekilnojamo turto vystytojas turėtų jau dabar pradėti mąstyti ir daryti įtaką tiek miestui, tiek žmonėm, kurdami būtent tą aplinką ir įtraukdami pačius žmonės, sužinoti, ko jiems reikia to vietoj, kurioje jie gyvens. Ir tiesiog turėtų būti kaip iniciatoriai ir pagalbininkai žmonėms. Pavyzdžiui, sakykime, pati kompanija Nekilnojamo turto EIKA šiuo metu iš tikrųjų būtent ir remia tą renginį. Jie skiria patalpas, kuriuose bus ir eksponuojami tie paveikslai, vyks kūrybinės dirbtuvės. Todėl tai viena iš idėjų, kaip tiesiog palaiko EIKA, būtent bendruomenės visą tą iniciatyvą ir kartu kūrė savo gyvenvietę.